vakaras. Iš ties keblus klausimas, kuomet buvau paprašytas pakalbėti apie Pirmąjį pasaulinį karą. Tai kalbėti apie karą yra keblu, nes nežinai, nuo ko reiktų pradėti ir ką reikia pabrėžti, akcentuoti žuvusių skaičių, kariuomenės dydį, aukas ir tragedijas, kurios palietė mūsų šalį. Kita vertus, apie ką kalbėti, kai nėra nei valstybės, tauta tarsi taip pat egzistuoja poezijoje, literatūroje, kas tą tautą sudaro, kur Lietuva žmonės, kur baigėsi Lietuva. Iš ties be galo keblu, bet kita vertus parodos štai ekspozicija man pasiūlė vieną mintį, kuri dažniausiai būtų tokia labai universali, kalbant apie štai apie didžiąsias tragedijas. Tai ten pradžioje, nežinau, ten pradžioje pabaiga, aš pradėjau nuo tos pusės eiti. Kazimiero Malevičiaus piešiniai, tokie labai įdomu žanro, bet štai iškart pagalvoju, kad Kazimiero Malevičiaus kūrinių simbolika tebūnie būtų tokia mano įžvalgų, kaip pastebėjo gražiai daktarė Cicėnienė, pradžia. Kazimieras Malevičius, turbūt pats to nenujausdamas, nežinodamas, kuo baigsis apskritai istorija, pradeda tapyti savo garsų į juodąjį kvadratą. Vargu jisai numanė, kad tas juodasis kvadratas taps po to didžiąją dailės klasiką, vieni kiltės iš abstrakcionizmo srovės, kiti suprematizmo, kiti apskritai žvelgs didįjį Kazimiero Malevičiaus talentą. Ir baigis štai šitą kvadratą, atrodytų kokį nesudėtingą kūrinį 15 metais, tai tariant, visi 1914 metai, tie metai, kurie pažymėti didžiojo karo aidais ir ugnimi, buvo skirti štai šitam vienam paveikslui. Beje, pasibaigus karui visi jau išvalgiai, be abejo, tai prasideda interpretacijos, jame kalbėti, jog štai čia iš tiesų yra juodoji saulė, staiga užtenusi Europai. O turint galvoje, kad 14 metų karo pradžioje iš ties buvo vienas didžiausių saulės užtemimų, tai tuomet reikia pagalvoti, kad visi dailininkai, poetai iš tiesų yra kažkokie didieji pranašai. Čia nereikia istoriko ar politologų. Dažniausiai istorikai ir politologai visko žino, nes jie viską žino, kaip viskas baigėsi. O štai dailininkai ir poetai dažnai būna pranašais, nes jie gauna kažkokį dvasinį apreiškimą. Tai štai tie 14 metai, arba juodasis kvadratas, užgulęs pasaulį iš tiesų palietė ir Lietuvą. Kaip kalbėti apie Lietuvą Pirmąjį pasaulinį karą, tarsi pakartos nėra tarsi tautos, kaip yra Sostamiestis, yra Sostapilis, yra Vilnius. Tai štai šis karas užgriuvęs Lietuvą, kiek teko susipažinti tą laivių sąmoningai, nes jau dabar išėjau į Pirmąjį pasaulinį karą antrą kartą. Štai kalbu prieš publiką, iš tiesų susipažįstam su dokumentais, šiuo atveju aš turiu galvoj biografiniai dalykai, atsiminimai, raštai, korespondencijos laiškai. Tai iš ties daug tas karas atrodė pusias keistas, trumpas ir pergalingas. Visų pirma, pergalingas. Aišku, kiltų klausimas, kas čia prieš ką turi laimėti. Be abejo, turbūt nuo XIX amžiaus vidurio Lietuva niekada nebuvo patyrusi taip stipriai tokio didžiojo sukrėtimo. Taip, 63 metų sukilimas, Rusų Japonų karas, bet iš tiesų visi išaugo arba užaugo 3 kartos, kurios karo nebuvo mažas. Na tai dar buvo gyvų sukilėlių ir jų provaikai, ir atsiminimai taip pat egzistavo, beje, jie sklandė. Taip pat Rusų Japonų karas, kuris kaip karas, kaip didžioji tragedija palietė Lietuvą, bet palietė vyrus. Ir tai ne visus vyrus. O štai čia 14 metai staiga mus ištinka pirmą kartą, iš ties po tiek metų, gal netgi apskritai sakyti, 18 amžiaus pabaigos po 3 didžiųjų padalimų mus ištinka didžioji katastrofa, kuri iš pradžių tai nebuvo netgi panašiai katastrofa. Dažnas rašo savo laiškuose, štai karas greitai baigsis. Na, kažkur ten Prūsuose, turbūt mūsų kariuomenė greitai vokiečius sutriušys. Mūsų kariuomenė be abejo tai buvo Rusų carinė kariuomenė, Rusų imperijos kariuomenė, kurie tarnavo ne tik Lietuvai, įvairių tautybių ir panašiai, bet kita vertus, čia turbūt nereiktų kalbėti apie kažkokią ypatingą meilę Rusijos kariuomenė. Greičiausiai tai buvo tam tikra egzistencija, kuri išmokė štai lietuvių gyventi tokiamis sąlygomis. Ta kariuomenė galbūt ir nebuvo labai svetima, bet iš tiesų kažkokia ypatingos meilės jausmo taip pat ir nepuoselėjau. Kita vertus, tuomet bandžiau žiūrėti, aiškinti, bandyti suvokti, ką mūsų didžiavyriai mąstė apie Pirmąjį pasaulinį karą. Na, sutikite, norint reliefiškai suvokti, kas
masto nereikia, turbūt ne valstiečių atsiminimus, turbūt beveik nėra išlikta, reikia žiūrėti kunigus, klebonus, būsimus signatarus. Tai štai tuomet pamatai, kad visi iš tiesų dirbo štai savo darbą, kaip gražiai pasakė štai profesorė Lukšaitė, literatai, dailininkai, filosofai, jie net nebuvo dar signatarai, jie net nenutarė, kad štai 14 metais štai čia pradėta valstybingumo idėja, kažkada juos pavers didžiaisiais valstybės vyrais, didžiaisiais signatarais. O ką jie veikia? Na, dažnas nebuvo Lietuvoje. Tie, kurie buvo, iš tiesų buvo susitelkę Vilniuje, jeigu vieną kitą pavardę reiktų paminėti, tai turbūt be abejo reiktų tuos labiausiai atstovaujančius mūsų štai valstybingumo idėjai vyrus paminėti šiuo atveju, tarkime, daktaras Basanavičius, kuris tuo metu Berlyne gydėsi ir atrodytų labai arti buvo štai didžiųjų įvykių. Antanas Smetona redagavo vairą, jūs minėjo publicistiką. Dalis signatarų, būsimų signatarų, pavyzdžiui, buvo susitelkę būtent lietuvių šeivių gelbėjimo komitetuose. Bet vienas dalykas labai svarbus paliudytų, štai šita veikla. Šita veikla vyktų. Nėra valstybės, nėra konkrečių valstybės ribų, bet yra tvari visuomenė. Mane vis labai dairiai, čia tikrai nepakituodamas, aš sakau, dairiai parodos organizatoriai visą taip vadino Lietuvos visuomenė. Štai ta Lietuvos visuomenė buvo tvari. Kitaip tariant, jinai ištvėrusi karą sugebėjo sukurti visiškai naują konceptą. Tai yra naująją modernėje Lietuvos valstybę ir modernėje Lietuvos tautą. Kuomet grįždamas prie signatarų bandai štai domėtis, o ką štai veikia tie, kurie galbūt signatarų portretuose ar nuotraukose šiek tiek yra galbūt ir toliau nei pirmos gretos, tai vis dėlto pamatai, kad dirbdami savo darbą, iš tiesų jie turbūt darė tai, kas ir buvo privalu daryti kiekvienam save sąmoningai spriežusiam lietuviui. Stulginskis štai Trakų rajone, rašydamas dienoraštį, signėjo žemės ūkių. Narutavičius, kuris yra laikė Lenkų, bet Lietuvos bajorų Lenkų štai savo dvarelį Greivikiuose, bandydamas gelbėti šeimą visą karą praleido. Buvo tokių iš ties nemažai žmonių, kurie tiesiog buvo savo dvaruose, savo buveinėse, savo vietose. Vienas galbūt įdomesnis aspektas, kuris liudytų apie, kaip čia pasakys, ypatingą kartais karo atgarsį, kuris štai nuskamba ir šiomis dienomis, tai vienas iš Vileišių. Vienas iš brolių Vileišių, kaip žinote, buvo garsus inžinierius. 14 metų didžiojo karo išvakarėse statė tiltus Luhanske ir Donecke. Tai štai kaip netikėtai, kaip atradau, suskambėjo vienas paprastas dalykas. Tai nereiškia, kad karas turi ateiti iki mūsų. Tai reiškia vieną paprastą dalyką, turbūt aiškiai, bet kokį karą šiuolaikinė lietuvių tauta ištvers, nes jinai jau įrodė visą tai prieš 100 metų. Ir štai vėlgi prisimindamas Malevičių norėčiau grįžti štai prie jo tokio gražaus kažkada 13 metais nutapyto kito kūrinio. Jis pačiai buvo visai gražus ir įdomus ir pakankamai įdomus scenografas. Ir štai viename jo kūriny yra pavaizduotas karys. Jis yra žalias karys, su juodu ginklu pavadinamas žaliu žmogeliu. Tai štai Malevičius kaip jis išvalgiai 13 metais, aš pakartosiu, būdamas poetų ir dailininkų, numatė karo nuojautą. Šitą karo nuojautą yra permanentinė, jinai tvyro visuomet kosmose. Ir štai poetai visą tai atpažįstame, kad Lietuvos tautai ir mums visiems tai negresia, nes mes esame visų pirma mokslo akademijoje, kuri jau tiek metų ištvėrė. Kita vertus iš ties tai rodo mūsų nuolatinį laisvės ilgesį. Kitas dalykas, jeigu reiktų jau grįžti prie tokių konkretybių, kas labai svarbu. Pirmasis pasaulinis karas, na vadinkime į didžiuojį, laikais tai buvo vadinamas, paliko tam tikrą kultūrinį brūkšnį ir Lietuvos kultūrinėme, emocinėme, egzistencinėme gyvenime. Visų pirma, turbūt su pirmuoju pasauliniu karu mes galim kalbėti apie štai karas Lietuvos fotografijoje. Čia galbūt jų teikti mažokas, čia mano iškuklumo organizatoriai kaip pasiekti, bet jų tikrai pakankamai yra. Karas tampa fiksuotu. Karą mes galim pamatyti. Pirmasis pasaulinis karas tampa apčiuopiamas vaizdais. Be abejo, tų
1863 metų sukilėlių pirmųjų dagerotipų mes turime atvaizdų, mes netgi turime kokių nuotraukų iš 20 amžiaus pradžios, bet yra fragmentai. Šį kartą pirmasis pasaulinis karas, būtent kalbant apie fotografijos istoriją, labai įdomus, mes galim pamatyti, ką žmonės veikia. O jie veikia tą patį, ką viso gyvenimo. Valstiečiai krovė šieną, žydai pardavinėjo žibalą ir silkės, o mieste žmonės leido knygas, laikraščius, statė miesto herbus. Sakydamas statė miesto herbus, turiu galvoj Tadą Daugirdą, kuris pasilikęs Kaune, tapęs miesto viceburmistru, piešė dabartinį Kauno herbą. Kalbant apie Tadą Daugirdą, kurio štai dienoraštis apskritai labai įdomus ir išreiškiantis tam tikrą bendrą, turbūt lietuvių okupuotos Lietuvos lūkesčius, tai ten štai prasiskleidžia tokia viena graži detalė, savotiška santykių su okupantų kariuomenė, su vokiečiais. Jisai štai taip rašo savo dienoraštyje: jau geriau gyventi prie Ruso negu vokiečių jungia. Kaip dėmesį štai dar grįžtant prie mano kalbos pradžios, kaip vis dėlto buvo suvokiama emociškai vokiečių ateitis. Vokiečių kariuomenė, daug kas pripažįsta, buvo visų pirma civilizacinių požiūrių visai kitokia. Apskritai Vokietija buvo čia pat, už Nemuno, ten rytpusiai, bet vis dėlto vokiška kultūra buvo svetima ir nepažįstama, dažna tai gąsdina. Gabrielė Petkevičaitė Bitė savo karo dienoraštį irgi rašo, vadindama vokiečius teutonų pakalikais. Ta patį galim kalbėti apie Antaną Vireliūną, toksai pusėtinas kalbininkas, kuris pirmąjį pasaulinį karą sutiko Kaune, paimtas į caro kariuomenę ir kalbėjo apie vokiečius, kurių piktas charakteris matomas net lietuvių folklorą. Ir štai pasakė, vokiečio ir velnio akį žiba, štai kodėl jie buvo panašus. Šitokia nuostata vokiečio atžvilgiu be abejo nebuvo kokia nors garsiai pabrėžti skirtinė lietuvio meilė motinai Rusijos imperijai. Ne. Tiesiog per 100 metų iš čia susiklostė tokia egzistencinė situacija, kad lietuvis štai išmoko gyventi, bet tuo pačiu išmokęs gyventi, jis vis dėlto galvoja apie savo naująjį valstybingumą, tokį valstybingumą, kuris būtų nekintamas ir negrįžtamas. Be abejo, vokiečių kariuomenė, kuri iš tiesų užėmė Lietuvą, galbūt tas ir nebuvo, štai tokių įdomių nuotraukų, atnešė tokius civilizacijos darinius, kurie daugelį glumino, stebino, šokiravo. Po paties daktaro Basanavičiaus dienoraščio gražiai prašyti, kaip jis pirmą kartą iš Vilniaus pamatė skrendantį dirižablį, be abejo, tai buvo karinis Kaizerio kariuomenės dirižablis. Ta pati dirižablį Kaune mato Antanas Vireliūnas ir rašus, man iš toli panašus į cigarą. Tokius štai dirižablius matė Tadas Daugirdas, kurie bombardavo Kauną, ir aprašė, kad aš pirmą kartą matau dirižablį skrendantį virš Kauno. Dirižabliai, kariniai dirižabliai buvo kažkas netikėta. Nenoriu čia sieti štai kažkokia slapta lietuvio aistra pakilti į orą, bet truputį dirižabliais baidantis ore privertė lietuvius pakelti galvą į viršų. Ne tik mes žemę arėme, bet gal kada gyvenime štai tokius oro monstrus galėsime valdyti. Tai štai ta civilizacija, kuri buvo čia pat suprantama Europoje, tarsi mums kėlė visai kitokius lūkesčius. Kita vertus, greitai apibendrinti apie, sakykime, tai karo pasekmes, be abejo, buvo tragiškos kitom prasmėm. Be abejo, čia ne aukų skaičius, bet iš principo pirmasis pasaulinis karas labai stipriai sudarkė mūsų visuomenės saugumą. Taip, jisai nenutrūko, jis išlaikė testinumą, bet visuomenės audinys, socialinis audinys buvo smarkiai sudarkytas ir išardytas. Visų pirma, miestelių, Lietuvos miestelių žydų nemaža dalis, kaip ir liko Rusijos imperijoje, tam tikras sluoksnį visą išdarkė, kita vertus, nemažai inteligentų pasiliko carinėje Rusijoje, ne visi be abejo grįžo. Kitas dalykas ir bene dar baisesnis, antrasis pasaulinis karas, tai visų pirma privačios kolekcijos, bibliotekos, visų pirma dvarų bibliotekos ir kolekcijos masiškai buvo naikinamos, vežamos, dingusios. Taip kalbėdamas noriu atkreipti vieną dalyką. Kartais man reiškia, kad pirmasis pasaulinis karas mūsų istoriniai savimonei nėra iki galo, ar kaip čia pasakysiu, adekvačiai apmąstytas, suprastas. Tai ne mūsų karas, turbūt dažnas pasakytų, ne.
Tai buvo mūsų karas, ne todėl, kad mes jame kažkokiu būdu dalyvavome, bet todėl, kad tai tiesiogiai mus buvo palieta, mūsų kultūra, mūsų ekonomika, mūsų socialinių santykių, galų gale mūsų likimą. Dažnų atveju antrasis pasaulinis karas tik tai pribaigė, tai kad pirmasis pasaulinis arba didysis karas buvo pradėti. Tačiau vienas dalykas vis tiek labai svarbu. Tvarumas mumise buvo neginčiamas. Tautos tvarumas ir be abejo valstybės tvarumas. Tai štai leiskite man grįžti iš karo į savo vietą, aš stebėjimėsiu. Mes linkime pasveikti, bet su ryšiu neturime.